Dar kartą labą vakarą sakau visiems, kurie yra su Baltijos televizija. Čia darbą tęsia laida Karštas vakaras ir šį kartelį mes kalbamės apie tai, ar tikrai bus atsijungti nuo centralizuoto šildymo lengviau, todėl kad yra priimtos naujos šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Apie jas paskelbė šiandieną energetikos ministerija. Tai jūs pasakykite dabar, ką konkrečiai vartotojų tos naujos taisyklės duos. Juolab, kad yra pasakyta, kad vartotojai galės gauti ir daugiau duomenų iš tiekėjų ir taip pat nepermokėti už karštą vandenį. Be jokios abejonės, jeigu kalbant apie mūsų šio vakaro temą, tai iš tikrųjų turėčiau patikslinti, kad tie suvaržymai, mažiau suvaržymų lieka tiems daugiabučiams namams, neatskiriems butams, namams. Tai yra namo bendrijos sprendimas, kurie pasirinktų ekologiškai švarų šildymo būdą. Jūs norit pasakyti, kad atskiras butas, atskiro buto gyventojai atsisakyti negalės? Tik tai namo sutarimų gyventojų? Po teisybei reikia pasakyti, kad taip, nes namo šildymo sistema yra vientisa inžinerinė infrastruktūra ir kai atsijungia keletas butų, tai namas tampa visiškai sistemas išbalansuoja ir kaimynai moka už tos gudročius, kurie taip pasirinkti. Bet jūs tikriausiai žinote tokių atvejų, kai yra atsijungę, ar ne? Atskirai daugiabučiuose gyvenantys politinė organizacija ir jos vadovas nėra politikas, todėl meluoti žmonėms, sakyti, kad atsijungsite lengviau, laisviau, geriau gyvensite, nėra jokio tikslo. Mano tikslas ginti pažeistas teises ir teisėtus interesus tų vartotojų, kurie arba atsijungia, arba pasilieka po atsijungimo. Tai aš antrinu iš tikrųjų, kad šioje vietoje mes turėtume ginti ne tą vartotoją, kuris nori atsijungti ir sugadinti visą tą vientisą sistemą, palikti kitus gyventojus vargti dėl atsijungimo, o ginti tuos žmonės, kurie teisingai ir tikrai nori gyventi daugiabučiame name, nes jie supranta, kad jie gyvena kolektyve. Ir kiekvienas asmo, tai nėra individualus asmo, kuris gali ką nori tą daryti, nugriauti sienas, lubas, išversti arba pakeisti šildymo sistemą. Jis turi prisitaikyti prie bendro gyvenimo taisyklių ir naudotis bendruoju rezultatu. Nes tarkime, 100 butų name 99 atsijungia, o vienas negali atsijungti. Kaip jam gyventi? Toje vietoje pažeidžiama teisė. Bet jūs atsakykite klausimą, yra tokių žmonių dabar, kurie atsijungia ir su kuriais vyksta teisminiai ginčiai kažkokie? Be abejo yra, nes kiekvienas gyventojas, kuris manydamas, kad šilumininkai, mes taip interpretuojam, šilumininkas yra vagis, žulikas, jisai mus visą laiką spaudžia, o jeigu atsijungysime, tai bus aukso amžius. Ir niekada mes nepasakome nuo to, kad net jeigu gyventojas atsijungs nuo bendrosios šildymo, aš kalbu vėl apie daugiabutį namą, tai jo nuosavybėje išlieka bendrosios konstrukcijos, tai yra gabalai tos šildymo sistemos, bendri nuostoliai pačiame name, priežiūros kaštai, jis vis tiek mokės. Tai reikia paskaičiuoti, ar mano apsijungimas ir perėjimas prie ko gali pereiti? Prie šilumos energijos gavimo per elektrą arba per dujas. Ar naudojant elektros energiją aš tikrai sutaupysiu, bet tame tarpe dar mokėsiu ir už bendrasias konstrukcijas, tai yra šildymo bendrųjų konstrukcijų, koridorių šildymą ir už šildymo sistemos priežiūrą. Bet jeigu žmogus pasiskaičiuoja, kad jam mokant už bendrą patalpų šildymą, kaip ir būtų pigiau atsijungus nuo bendro centralizuoto šildymo ir savo butą šildant individualiai. Aš pritarčiau ministerijos nuomonėje, tas žmogus matyt labai prastai mokėsi matematikos mokykloje. Nėra pigesnio varianto. Nėra pigiau kaip centralizuotas šildymas. Efektyvus centralizuotas. Efektyvus. Na, čia be jokios abejonės, bet prie to efektyvaus, sutikite, prie to efektyvaus šildymo dar turi būti ir efektyvai naudojamos mano patalpos. Tai turi būti stiklai normalūs, sienos normalios, perdangos normalios. Tada aš kitų sąskaitą negyvensiu. Kitaip aš gyvenu kitų sąskaitą. Įvardėjote efektyvus šildymas. Kas tas efektyvus šildymas? Jūs... Dauguma žmonių dėja supranta, kad efektyvus šildymas tai yra šilumos kaina. Iš tikrųjų, šilumos kaina yra didelė dalimi ir istorinė. Kiek buvo vartotojų, kiek jie atsijungia. Jeigu yra daug atsijungusių vartotojų mieste, jeigu renginiai per didelį, natūraliai kyla šilumos kaina. Jeigu deginamas brangesnis kuras, gamtinės dujos prieš biokūrą lyginant, vėlgi bus brangesnė šiluma. Bet netgi šitaip lyginant Lietuvos miestų skirtumas yra nepilnai 2 kartus. Tai yra tarp pigiausios ir brangiausios šilumos skirtumas yra 2 kartai. Tuo tarpu šilumos sunaudojimas pastatuose skiriasi mažiausiai 4 kartus. Vat yra grupė, labai graži statistika praeitų metų sausio mėnesio, kai 5% daugiabučių sunaudoja po 9 kWh kvadratiniam metrui. Tuo tarpu 22% daugiabučių sunaudojo virš 40.
Skirtumas yra renovuoti ir nerenovuoti. Iš esmės nauji, renovuoti ir patys prasčiausi tarybinių laikų daugiabučiai. Skirtumas yra ne tik kelis, bet keliolika kartų. Žinoma, tuose pastatuose, kur yra didžiausias suvartojimas, žmonės neturėdami galimybių nei reguliuoti šildymo, tiesiog jiems sąskaitos išrašomos už faktiškai sunaudotą šilumą. Jeigu ten dalis gyventojų yra ekonomiškai silpni ir negali susimokėti už tą šildymą, žinoma, jie atsiduria beviltiškoje situacijoje, desperatiškai bando ieškoti išeities. Ir kartais tokia iliuzija, kad pasistatysim malkinį katilą ar panašiai ir galėsim išspręsti šitas problemas, žinoma, gali žmonės pastumėti tokią rekonstrukciją. Deja, mes turim Lietuvoje nemažai pavyzdžių, kai netgi tokiais atvejais bandymai pereiti prie kito šilumos šaltinio, bet neapšiltinant pastato, nerekonstruojant šildymo sistemos. Jūs vėlgi kalbate apie visą namą, apie visą daugiabutį. Atskiro buto atjungimas tai yra, sakykime, tiesiai spekulacija. Ar politinė, ar ekonominė, tai yra spekulacija, nes jeigu įvykdyt visus tos reikalavimus, jeigu iš tikrųjų atsiriboti šiluminių požiūrių savo butą nuo kaimynų, įsivesti atskirus vamzdynus, karšto vandens ruošimo sistemą, jeigu sąžiningai ir teisingai šitą padaryti, tai yra jokių būdų neatsiperkanti rekonstrukcija.